Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Labas rytas. Čia laida Noriu dirbti, mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Aš nežinau, ar ši tema yra liūdna, ar kaip tik džiaugsminga. Mitas. Jog senyvo amžiaus žmonėmis gali pasirūpinti tik globos namai. Iš tikrųjų, ar gali būti ori senatvė, kai į jūsų namus ateina draugas, socialinis darbuotojas? Slauga namuose turi senas šaknis. Kadaise viskas buvo paprasta. Žmogus sensta, o šeima globoja. Vaikai paduoda vandens, žmona paruošia žolelio arbatą, o senelis atsirėmęs į durų staktą dar papasakoja istoriją apie jaunystę. Tačiau laikai pasikeitė. Gyvenimas ėmė suktis greičiau, šeimos susitraukė, o globa persikėlė į globos namus ir ligoninės. Ten slauga tapo profesija, išmatuota, prašyta, reglamentuota. Ir vis dėlto žmonės ilgėjosi to artumo, kuris kadaise buvo savaime suprantamas. Taip atsirado slauga namuose, modernus, bet kartu labai senas būdas rūpinti žmogumi ten, kur jis jaučiasi saugiausiai. Čia šalia atsiranda ir socialinis darbuotojas, tylus gyvenimo organizatorius. Jis mato ne tik ligą, bet ir visą žmogaus pasaulį. Padeda susitvarkyti dokumentus, suranda reikiamas paslaugas, pasirūpina transportu, maistu, reabilitacija, ramina šeimą, kuri kartais pavargsta labiau nei pats ligonis. Tai tas žmogus, kuris sujungia mediciną ir kasdienybę į vieną aišku tvarkingą kelią. Tai sugrįžimas prie senos tradicijos, tik šį kartą praturtinta žiniomis, empatija ir profesionalumu. Tai priežiūra, kuri leidžia žmogui senėti ten, kur kiekvienas daiktas primena jo gyvenimo istoriją savo namuose. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Sveiki, aš esu Mantas Jurgelaitis, viešosios įstaigos Socialinių inovacijų ir mokslo centras vadovas. VŠI – Socialinių inovacijų ir mokslo centras. Tai komanda, kuri rūpinasi, kad senjorai ir žmonės su negale galėtų gyventi oriai, saugiai ir patogiai savo namuose. Centro darbuotojai rūpinasi ne tik fiziniais poreikiais, jų tikslas yra suteikti šiltą, empatišką globą, kad kiekvienas žmogus jaustųsi vertinamas, saugus ir mylimas, tarsi būtų šeimos narys. Tai profesionali pagalba, kuri leidžia žmonėms gyventi savo namuose ir jaustis globojamiems ir saugiems. Artimieji tikrai pavargsta prižiūrėti, prižiūrėti, neišeiti į darbą ir jau tada tampa didelė problema. Tada tampa ir artimasis jau didelė piktas, irzlus. Tai tada esame mes, atvykstame ir jau mes tampame, kaip ir šeimos nariai. Bet labai dažnai kažkodėl mūsų visuomeniai yra tokia irgi stereotipai ir tokia lyg gėda, jeigu pas tavo mamą arba tėtį ateina į namus socialinis darbuotojas, tai iš serijos tu esi tas vaikas, kuris nesugeba, nenori, nemyli, negali pasirūpinti savo tėvu arba mama. Tai tikrai ne taip yra. Aš manau, kad tie darbuotojai, jie labai atsakingai viską žiūri, jie stengiasi kuo daugiau padėti ir leisti artimiesiems pailsėti. Tai kad aš manau, kad tai... Senas, ar ne? Jau čia tas toksai... Jau tikrai senas... Stereotipas, ar ne? Pristatome antrąjį šio mito herojų. Esu Diana Stalioraitė, VŠI Socialinių inovacijų ir mokslo centro socialinė darbuotoja. Mes visi norime savo artimiesiems geriausio, tačiau ne visada galime visą dieną būti namuose, skirti tiek priežiūros, kiek jiems reikia, ar užtikrinti nuolatinį saugumą. Patikėti tėvus profesionaliai globai – tai neatsisakymas, o rūpestis – tai sprendimas, kuris leidžia jiems gauti tinkamą dėmesį, medicininę priežiūrą, bendravimą ir kasdienę pagalbą.
Konkrečiai pas mūsų paslaugų gavėjus ateina individualios priežiūros darbuotojai, kurie teikia paslaugas asmens namuose. Socialinis darbuotojas tuo tarpu sudaro individualaus pagalbos planą, jisai atvyksta, susipažįsta su paslaugų gavėju ir jo artimaisiais. Tai tokios dvi skirtingos, truputėlį kaip ir panašios, bet viena kitą papildančios profesijos. Svarbiausias aspektas, kurio remiamės, tai yra asmens įgalinimas. Kad jis būtų įgalintas, kad jis būtų savarankiškas, kad jis gebėtų ir turėtų teisę ir žinotų savo teisės, ar ne, kad jisai turėtų teisę į orumą, į visas kitas paslaugas tinkamai suteiktas ir tai yra labai svarbus aspektas. Tai mes jo labai remiamės. Profesionalumu, įgalinimu, etika. Kaip ją gauti? Reikia kažkokius dokumentus užpildyti. Turima privaloma greičiausiai yra įvykdyti kažkokias tai sąlygas. Galėčiau pasakyti. Dotuojama kažkiek. Taip, valstybė, nustatant, sakykime, poreikius ar ne individualių žmogaus, tai valstybė dotuoja. Kur žmogus turėtų kreiptis, norėdamas Kur turėtų kreiptis? Gauti šitą paslaugą? Tai pirmiausia, gydytojas turi vertinti jo sveikatos būklę. Jis turėtų nuvykti pas savo šeimos gydytoją ir paprašyti 27A formos dokumento išrašo apie jo sveikatos būklę, apie jo ligas ir, kaip sakant, vartojamus vaistus, poreikius ir taip toliau, nes gydytojas tą istoriją puikiausiai mato ir tuomet jisai turi kreiptis į savo seniūniją, į seniūnijos socialinį darbuotoją ir tokiu būdu būna įvertinti jo poreikiai to žmogaus ir tokiu būdu asmuo pasirenka vėliau jau įstaigą, kurioje gauna pačias geriausias paslaugas. Tai tarsi švelni kasdienybės atrama, ateinanti tiesiai į žmogaus namus. Kai senstant ar dėl negalios kasdieniai darbai tampa sunkesni, jie suteikia dienos globą. Padeda apsirengti, pasirūpina maistu, higieną, vaistais, palydi pas gydytojus ar tiesiog pabendrauja, kad diena būtų šviesesnė. Kai reikia pagalbos namuose, jie imasi buities, sutvarko, pagamina. O tiems, kuriems būtinas nuolatinis palydėjimas į gyvenimą, yra asmeninis asistentas. Žmogus, kuris padeda judėti, dalyvauti, jaustis savarankiškesniam ir reikalingam. Tai paslaugos, kurios ne tik palengvina dieną, bet ir grąžina ramybę, orumą bei paprastą žmogišką jaukumą. Orę senatvę sutikti savo namuose tai yra tiesiog Dievo dovana. Aš nežinau, kuris nenorėtų būti savo namuose. Juk emocinė žmogaus gerovė labai glaudžiai susijusi su jo fizinė gerovė. Su aplinka, be. Taip. Tai vat tikrai svarbus aspektai, kuriuos puikiai galima užpildyti, teikiant paslaugas asmens namuose. Senjorų priežiūros paslaugos tai tylus džiaugsmo prisilietimas prie žmogaus kasdienybės. Tai ne apie silpnumą ar liūdesį, priešingai, tai būdas sugrąžinti šviesą į dienas, kuriuose kartais pritrūksta rankų, laiko ar jėgų. Iš tikrųjų galėčiau paneigti šitą mitą, gal sakyčiau, ar ne, nes, taip, senyvo amžiaus arba neįgalus asmenys siejasi su tam tikra liūdėsi, tokia gaida, ar ne? Tai šitų šešėlių mes, kaip sakant, nenuimsim šito šešėlio. Tai ką jūs darote, eilėraščius pasakot, dainuojat kartu, būna visko, šokat? Būna visko, tikrai taip. Ir eilėraščius paskaitom, ir dainas padainuojam kartu, ir į lauką pasivaikščioti išeinam, ir į kavinę nueinam. Tai tikrai mes tą visavertį gyvenimą žmogaus pripildom to džiaugsmo, laimės, užimtumo, orumo. Tai čia yra svarbiausi dalykai žmogui. Ir kai yra nuostabu, kai tu gali savo namuose turėti tą vadinamą draugą, ar ne, kuris yra tavo kasdienė pagalba. Šio darbo negalėtų dirbti kiekvienas. Darbas su senjorais tai ne tik pareigos ar užduotis. Tai ypatingas pašaukimas, kuriam reikia nuoširdumo, švelnumo ir tikros empatijos. Jeigu tu myli žmonės, ar ne? Jeigu tu nebejingas esi, tu gali dirbti šitą darbą. Bet kas tada reiškia, galėtų dirbti šitą darbą? Aš manau, bet kas negalėtų dirbti šitą darbą, nes tai turi būti labai atsidavę šitam darbui. Tu turi jį mylėti klientą, žmogų, kurį prižiūri, teikti jam kažkokią pagalbą, nuoširdumą, supratingumą, bendrauti su juo. Tai, žmogus turi būti jau kažkaip atsidavęs.
Todėl čia dirba žmonės, kurie iš tikrųjų turi pašaukimą rūpintis senjorais. Jie pasirenka šį kelią ne dėl lengvumo, o dėl vidinio poreikio būti šalia, padėti, suteikti ramybės ir orumo jausmą. Tai žmonės, kuriems rūpestis natūrali jų širdies kalba. Ir šiandien galime drąsiai paneigti seną mitą, kad tinkamai pasirūpinti senjoru galima tik globos namuose. Yra daugiau kelių, daugiau formų, daugiau sprendimų. Visi šie variantai yra geri, tinkami ir prasmingi. Svarbiausia, kad senjoras jaustųsi saugus, gerbiamas ir mylimas. Žmonės, turintys negalią, nuo senų laikų susidurdavo su iššūkiais ne tik dėl sveikatos ar judėjimo ribotumų, bet ir dėl nepritaikytos aplinkos. Anksčiau daugelis buvo priklausomi nuo šeimos ar institucijų, kur dažnai trūkdavo individualaus dėmesio ir galimybės savarankiškai veikti. Šiandien požiūris pasikeitė. Pagrindinis tikslas – pritaikyti aplinką žmogui, o ne žmogų aplinkai. Žmonių turinčių negalią poreikiai tenkinami per prieinamą architektūrą, techninės priemonės, judėjimo ir informacijos palengvinimus, taip pat per socialinės paslaugas bendruomenėje. Tai savarankiškumas, lygios galimybės ir pilnavertis gyvenimas. Tik tokia aplinka leidžia žmonėms turintiems negalią gyventi oriai, aktyviai ir lygiateisiškai visuomenėje. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Esu Neringa Orlonė, dirbu asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje, Panevėžio teritorinio skyriaus patarėja. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra ANTA. Tai valstybės institucija, kuri rūpinasi, kad žmonės turintys negalią galėtų gyventi oriai, savarankiškai ir lygiosiomis galimybėmis. Vis tik, pirmą kartą išgirdus apie galimą negalią gali apimti įvairūs jausmai – pasimetimas, nerimas ir paprastas klausimas – nuo ko pradėti. Žmogus, norintis nusistatyti savo negalios lygį arba vaikučių nustatyti neįgalumą, turi pradžioje kreiptis į savo šeimos gydytoją. Tai nebūna taip tiesiog žmogus ar ne, kad tiesiog pasidarė kažkokius tai tyrimus, pakalbėjo su šeimos gydytoja ir ateina čia ir gali būti, kad po jūsų jau konsultacijos jūs pasakote ne. Ne, jeigu žmogus jau kreipiasi pas mus, vertinimas yra atliekamas, nesvarbu su kokiais dokumentais jis atėjo. Tai pas jūs, aš suprantu, taip pat yra gydytoja, ar yra atliekama dar kartelį apžiūra kažkokia? Ne, apžiūra pas mus neatliekama. Tai yra senas mitas, kuris nuo senų laikų yra atėjęs, nes kažkada pas mus būdavo gydytojų komisijos ir žmonės iš karto čia ateidavo ir būdavo apžiūrimi ir tuo pačiu metu taip, ir būdavo ta negalia jiems nustatoma. Taip, bet jūsų komandoje kas yra? Kokie? Mūsų komandoje dirba įvairių specialistai, nuo socialinių darbuotojų iki medikų. Bet yra medikų taip pat? Yra medikų, taip, jie atlieka vertinimus, taip, medikai atlieka vertinimus. Pagal tai, kokie buvo tyrimai padaryti poliklinikoje? Taip, vadovaujamės visa informacija, kuri būna pateikta sveikatoje. Kai kurias konsultacijas gydytojų žmonės atsineša popieriniam variante, tai viskas yra į žmogaus bylą sudedama ir vertintojas atsidaręs savo informacinę sistemą, mato visą informaciją ir pagal tai atlieka vertinimą. Specialistė aiškiai paaiškino, nuo ko pradėti. Pirmiausia, svarbu kreiptis į medikus. Būtent jie yra ta pirmoji grandis, kuri įvertina žmogaus sveikatos būklę. Tik atlikus pirminį medicininį vertinimą galima judėti toliau, rinkti dokumentus ir teikti prašymą atsakingoms institucijoms. Žinoma, šis kelias reikalauja laiko ir kantrybės. Kas atsirado dar nuo 2024 metų sausio 1 dienos, kad kai žmogus atvyksta pas mus, pateikia savo dokumentus, atvyksta į individualios pagalbos klausimyno pildymą. Ir klausimyno pildymo metu yra klausimai įvairūs nuo savipriežiūros iki judėjimo, mobilumo, iki atminties, susikaupimo, apie visą žmogaus būklę. Ir klausimino metu žmonės daug ką papasako, kaip jie juda, kaip jie valgo, kaip jie gyvena, kaip jie apsirūpina savim. Ir yra šalia to formuojamas pagalbos planas. Supratau, jam dar papildomai. Tai yra pagalbos planas, kurio metu yra įtrauktos visos įstaigos, nuo savivaldybių iki techninės pagalbos centrų, gestų centrų. Tai jeigu žmogus bekalbant išsako poreikį, kad jam trūksta to, gal jam trūksta asistento lankytis įstaigose. Tai viską kalbant mes supildom, sudėliojam. Jau iš karto paneigėt mitą, kad pagalba nėra suteikiama. Aš manau, tiesiog gal žmonės yra nusiteikę, jie yra pavargę nuo ilgo to proceso. Manau, taip. Ir jiems reikia kartais truputėlį nukreipti, parodyti. Ir aš manau, išeina, kurie visai gerai nusiteikę jau po klausimynų.
Antas stengiasi užtikrinti, kad prieinamumas būtų laikomas esminė sąlyga kiekvieno žmogaus galimybei visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Juk su negale, trumpalaikė ar ilgalaikė, gali susidurti bet kuris iš mūsų. Kartais pakanka susilaužyti koją. Po lazerinės akių korekcijos operacijos, kurį laiką prastai matyti ar pasitempus ranką nebegalėti savarankiškai atidaryti durų. Todėl prieinama aplinka yra svarbi ne tik žmonėms su negale, bet ir kiekvienam iš mūsų. Bet kurią akimirką galime atsidurti situacijoje, kai jos reikia. Pristatome sekantį mūsų mito herojų. Aš esu Neringa Šaveiko, dirbu agentūros prieinamumo užtikrinimo ir konsultacijų skyriaus vedėja. Agentūra turi konsultacijų centrą ir konsultacijų centre dirba įvairūs specialistai, kurie padeda pritaikyti aplinką visų žmonių poreikiam. Tai, sakykime, kas liečia fizinės aplinkos prieinamumą, tai kartais pasitaiko, kada klausimas yra kompleksinis. Neužtenka tik tai, sakykime, architekto, kuris tinkamai suprojektuos įėjimą į pastatą, ar ne? Pasitaiko tokiu atveju, kad mes važiuojame į fizinį objektą kartu su specialistų komanda tam, kad ta aplinka būtų prieinama visų negalių tipams, ar ne? Tai, sakykime, atvažiuoja specialistas, kuris yra su regos negale ir jis galbūt gali pateikti pasiūlymus arba rekomendacijas, kaip ta įstaiga turėtų prisitaikyti, galbūt iškabas, galbūt kažkokias informacinės nuorodas, galbūt registratūros aparatus, ar ne? Ar teisingai suprantu, tiesiog žmogus su negale, ar ne, jis pats vaikšto po tą aplinką ir jie vertina, ar ne? Taip. Supratau, tai čia, kaip, tai čia jau yra iš esmės, toksai žmogus žino, kokia turėtų būti aplinka pagal save. Tikrai taip. Pasitaiko įstaigų, pasų skyrių, restoranų ar teatrų, kurių interneto svetainėse drąsiai pažymėta, kad vieta yra prieinama visiems. Tačiau tik atvykus žmogui su judėjimo negale paaiškėja, kad realybė kitokia. Pritaikymas yra pastato viduje, o patekimui reikalingas keltuvas, kuris žiemą išjungtas. Tokie atvejai skaudžiai primena, kad žodis prieinama ne visada atitinka tikrovę. Kita situacija. Neregys, kasdien keliaujantis tuo pačiu maršrutu į darbą. Jis pasitikė įprasta aplinka. Tačiau vieną rytą ties perėją sustoja techniniai darbuotojai keičiantis šviesoforą. Jei apie šį pokytį žmogus nėra perspėjamas iš anksto, jis gali atsitrenkti į kliūtį ir susižeisti. Paprastas, kelioms minutėms atsiradęs pakeitimas tampa rimtu pavojumi tam, kuris jo nemato. Šios istorijos primena, kad prieinamumas tai ne pažyma svetainėje, o reali atsakomybė už žmogaus saugumą ir galimybę judėti laisvai. Štai čia į pagalbą ateina Anta agentūros specialistai. Jie analizuoja tokias situacijas. Tai konsultacijų centras teikia ir informacinės aplinkos prieinamumo klausimais konsultacijas. Ar ne, jeigu jūs, pavyzdžiui, norit rengti prezentaciją, kad jūsų prezentacija būtų visiems gerai matoma ir aiški, tai konsultacijų centro specialistai padeda susidoroti ir su šitais klausimais. Taip pat, jeigu kalbam apie žmonės su intelekto negale, ar ne, tai juos pasiekti reikėtų kitų būdų, tai yra, pavyzdžiui, lengvai suprantamos kalbos būdu. Gerai, ką tai reiškia? Tai lengvai suprantama kalba tai yra toks metodas, kaip pasiekti žmogų su intelekto arba psichosocialinė negale, kuriam galbūt įprastą tekstą yra sudėtingiau suvokti, tai pateikti tą tekstą taip, kad jam būtų suprantama. Tai yra aiškus, struktūruotas tekstas, kuriame yra vartojami dažnai naudojami žodžiai, tokie aiškesni žodžiai, atsisakant tam tikrų įmantrių pavadinimų. Taip pat turim specialistą, kuris konsultuoja neregių ir silpnaregių klausimais, ar ne, pavyzdžiui, dėl taktilinių vedimo paviršių, dėl informacijos pateikimo, aiškumo, ryškumo. Jeigu, sakykime, žmogus turi silpnesnę regą, tai tokiu atveju jam labai svarbus yra tinkami kontrastai, tinkami dydžiai. Tai šitais klausimais ir konsultuoja mūsų specialistai. Ar aš teisingai suprantu, kad, pavyzdžiui, daugiausiai tokiuose didžiausiuose prekybos centruose, ar ne, žmonės su negale viską randa vienoje vietoje ir ten ir turėtų būti, kaip tik tose didžiuosiuose centruose, labai aktualu pritaikyti visiems?
Aš galvočiau, kad ne tik prekybos centrai ir gydymo įstaigos, ar ne, tai yra tai, kas yra aktualu visiems. Ir ūkdymo įstaigos tai yra tai, kas aktualu visiems. Tai tas prieinamumas turėtų būti užtikrintas turbūt visur. Privatus prekybininkai ar paslaugų teikėjai, jie siekia to prieinamumo, nes jie supranta, jog nepritaikę aplinkos, jie praras tam tikrą auditoriją, tam tikrą klientūrą ir tas turbūt džiugina, kad tas pokytis yra ir suvokimas, kad pasiruošti visiems gyvenimo atvejam yra naudinga visiems. Ir kad mes visi esam žmonės ir mūsų aplinkoje ir visuomenėje daugiau empatijos reikėtų ir suprasti, kad visi mes gyvenam tą patį gyvenimą. Dėl to aš tikrai irgi siūlyčiau jungtis, ne vien įmonės, kiek įmanoma, fizinius asmenis. Fizinė aplinka iš principo yra kuriama remiantis universalaus dizaino principais. Universalaus dizaino principai sako, jog aplinka turi būti patogi visiems, nepaisant to, ar žmogus su negale ar be negalios. Tai konsultacijų centre mes ir laikomės to principo, universalaus dizaino principų ir stengiamės, kad jie būtų išpildyti. Mitas sugriautas. Agentūroje užpildžius klausimyną, kuriuo nustatomas individualios pagalbos poreikis, žmogui iš karto pasiūloma jam tinkama pagalba. Jei asmuo sutinka ją priimti, su juo susisiekia pačios institucijos teikiančios šias paslaugas. Tai reiškia, kad pirminės pagalbos nereikia ieškoti patiems, ji pasiūloma dar agentūroje. Be to, visais prieinamumo klausimais galima pasikonsultuoti konsultacijų centre, veikiančiame toje pačioje asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.